turime vaikų bėgimą, Beactive bėgimą. Su juo startuoja ES sporto savaitė. Tai yra tikrai pirmą kartą organizuojamas renginys visoje ES, visos 28 šalys dalyvauja šiame renginyje, Europos komisija remia tą renginį kiekvienoje šalyje ir mes tą renginį organizuojame per Sportas visiems asociacija, ji yra atsakinga už šio renginio renginius ir jau turime labai įdomios ir geros informacijos, kad apie 30 miestų yra prisijungę prie šios savaitės renginių. Šiandien turime vaikų bėgimus, 3 vaikų bėgimus ir nuo pačių mažiausių 2 metukų, tai tikrai džiugu, kad ir tėveliai įsijungia be abejonės į tokius bėgimus ir, nežinau, tik tai lieka pasidžiaugti, kad ir puikus oras, ir gera nuotaika čia visų ir tiek daug žmonių. Aš manau, kad mūsų savaitė, kurią rezimuosime kitos savaitės pabaigoje, tikrai bus taip pat sėkminga. Be abejo, kaip ir kiekvienas sportinis renginys, pirmoje eilėje tai džiugina savo masiškumu. Manau, kad organizatoriai pasiekė savo tikslus. Maratono varžybos tikrai yra populiarios Lietuvoje dabar. Dalyvauja apie 15 000 žmonių. Tai liudija, kad darbas vykdomas teisinga linkme. Ir dalyvių skaičius tai liudija, kad įvairaus amžiaus grupės turime svečių iš užsienio. Ir svarbiausia, kas mums labai yra svarbu, jame dalyvauja ir patys mažiausiai. Aš tokia iniciatorė, esu jau 3 metus dalyvauju ir šiais metais pirmą kartą ir šeimą prikalbinau, dukrą vyrą. Pirmas kartas, taip, Saulytė? Taip. Ir kaip tau patiko? Taip. Patiko? Kas Taip. labiausiai patiko šitą maratoną? Bėgti. Bėgti. Patinka su mamytė pasibėgioti? Taip. O dažnai tai darot ar tik tai šito maratono metu? Tik tai šitą maratoną. Got no reason